sunku pasakyti nuo mažens. Dabar galbūt sunku patikėti, aš mažas buvau tokio storumo. Tik turbūt tas sportas, aš įsivaizduoju, buvo ne man, nes man žandai ant pečių kabėjo. Čia, tai turbūt gal nuo pat mažens gal nebuvo. Tai, bet po to kažkada išaugau, paauglystėje išaugau visą tą reikalą. Tai jo, tai kažkaip ten mokykloje buvo visi tie būreliai, krepšinio, teniso, nežinau, ten tokie. Ir visada kažkiek turbūt ten buvo gyvenime to sporto. Kad ir tą patį geležį turbūt mėgau visada. O čia tai po traumos tai tiesiog natūraliai aš bandžiau sportu save pagydyti. Nu, čia ne liga, bet buvo, kad reikėjo daug bandžiau dirbti ir ten kelis metus dar su viltim, kad aš vaikščiosiu, tai aš ten, tai tas sportas labai buvo, nes aš visą dieną salėj, salėj. Tai vat buvo turbūt tas jau didesnis sportavimo periodas ir po to prasidėjo, ten įsodino į tą krepšinio vežimą, ten nepaleido iš esmės, tai ten važinėjau, sporto klubas, tai vat kažkaip vat tada įsivažiavau, tas krepšinis turbūt didžiausias buvo tas mano sportas, iš esmės profesionalus sportas pirmas, tai vežimėlių krepšinis. Niekada irgi ten nebuvau nei ūgiu pasižymintis žmogus, nei ten kai bėgiau ant kojyčių, tai nelabai aš tenais gal buvau kažkokie. O vat šitam krepšinio vežimėliu kažkaip vat tiko, man patiko ir visai neblogai man ten sekėsi, tai vat buvo profesionalus sportas, tai dabar visi kiti atsirandantis dalykai kaip plaukimas. Po traumos labai greitai, šiaip po traumos gal geras pusmetis praėjęs buvo. Aš dar buvau pagrindinė reabilitacijos Santariškėse ir mane sako varom, nu ir varom. Tai įsodino jo ir pabandžiau. Nu, ir po to kažkaip natūraliai gavosi čia ir rinktinės tas, turbūt gal kiek buvom praėję metai, pusantrų. Tai rinktinė pakvietė, nes ten tokia situacija susiklostė, kad žaidėjo trūko. Tai ten labai, tas krepšinis turbūt labai davė nemažai. Nes treneris buvo iš Amerikos toks labai ten man, kuris supratau, kas yra tas krepšinis. Iki tol tas treniruotas būdavo tiesiog. Tai vat ir tas pasirodė, kad man visai ten neblogai sekasi, kaip mano pozicijos žaidėjai. Pamatė klubas, toks rusiškas klubas, kur čia būdavo toks labai patogus mums visiems, nes nereikėdavo ten gyventi, tik reikėdavo nuvažiuoti ir pažaisti. Tai šitas pamatė, ten nuvažiavau, su juo pažaidžiau tam klube gal kokį porą metų, pamatė, tada nebuvo šansas su jais išvažiuoti į Europą. Eurolygą žaisdavom, tai ten pamatydavo klubų skautai, žaidėjai kažkokie. Su rinktinė žaidėme Europos čempionatuose, tai va tada vėl gavau pakvietimą su Vokietija važiuoti. Tai išvažiavau porai metus, tai ten buvo aukščiausiam lygiai, kur žaidžiau. Kažkokios pergalės, Vokietijos čempionai, tai va ten porą metų, bet kadangi pas mane šeima, tai teko kažkaip gyventi vienam ten, tai ne tame. Tai ir grįžau turbūt, aš 14 gal išvažiavau profesionaliai žaisti, jau tikrai profesionaliai. 16-17, kada čia baigiau. Tai jo, tai vat krepšinis buvo tas, kur mano arkliukas iš esmės buvo. Buvau radęs savo vietą. Kai žiūriu aukšto lygio varžybas, kad internetu dažniausiai, nes pas mus čia Lietuvoje gal nepasakyčiau aukšto lygio, tai tada atrodo, kad dar galėčiau, kaip ir dar atrodo galėčiau ir faina būtų, nes dabar čia kas Lietuvoje, ką žaidžiam, tai toks, kaip kadangi nėra aukšto, tai jo nebelabai ir gal užkabina, o va to aukšto dar kaip ir būna, kai matai, tada pasilgsti. Nu dabar 3 metus buvau treneris Latvijos rinktinės. Tai su jais važiuodavau, tai eidavau žiūrėti, kaip lietuviai žaidžia, tai tada yra tas, kad dar, bet nes aš nebežaidžiu Lietuvos rinktiniai, tai dar yra, jo ten kirba kažkas dar, bet yra dalykai kaip jo, situacijų tokių, kad rinktis reikia gal kažką. Tai tada Latvijai pakalbino, tai su jais 3 metus praleidau. Pernai baigiau su jais irgi jau, atsisakiau daugiau. Tai tas krepšinis, jo. Kaip nebeberstojo, šiaip jokių nebuvo tokių pauzelių, kažkur kažką. Su krepšiniu visada buvo, jo. Tai dabar gal čia 1 metai, kur krepšinis, tiesiog Vilniaus yra komanda turim, kur dar nueinu, pasitreniruojam ir pažaidžiam. Tai